kada, pavyzdžiui, valgėt paskutinį kartą kiaulieną? Jūs juokingus klausimus užduodat. Paklauskit, kada ungurį valgiau. Kur tenka, netenka. Kiek daugiausiai dienų esat išbuvęs nevalgęs? Neskaičiavau, bet jau sveikt pradėdavau. 5, gal 6. Per metus Lietuvoje išmetama net 581 tūkstantis tonų maisto. Tuo pat metu Lietuvoje skursta kas 5 gyventojas. Tūkstančiai vaikų, suaugusiųjų, garbaus amžiaus žmonių dažnai nežino, ar šiandien gaus bent vieną kąsnį. Skurdas dėl užklupusių sunkių ligų, dėl netikėtai prarastų pajamų, dėl gaunamo mažo atlygio, skurdas sulaukus senatvės. Skurdas gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Vieną dieną mums nieko netrūko, o jau kitą gali tekti tiesiog maldauti pagalbos. Maldauti tam, kad išgyventum. Kai būna taip, kad mūsų vaikai nori valgyti, o valgyti nelabai yra ką duoti. Ir tada reikia dalinti, žiūrėti, ar tu valgiai, nevalgiai, tada tu valgiai. Ir taip atsitinka, kad sakai vaikams, kad tu nenori valgyti. Iš tikrųjų yra, kiek man tenkant pačiam prekybai dirbti, tai iš tikrųjų per dieną yra, išmetama virš 1000 kilogramų, ten, kur aš dirbu. Apie toną? Apie toną maisto, gero maisto, kurį galima būtų panaudoti tai dienai, kad tą dieną, kurie neturi tiek daug galimybių prasimaitinti, tiesiog suvartotų. Arūnas dirba didesnėje vieno prekybos tinklo parduotuvėje. Tona maisto iš šiukšlių dėžę. Ir tai yra tik iš vienos parduotuvės. Skirtingiems prekybos tinklams priklausančių tokių parduotuvių Lietuvoje yra apie 450. Per mėnesį išmetamo maisto tonas galime tik įsivaizduoti. Yra įvairūs būdai, kaip tą likutį sumažinti parduotuvėje. Bet jisai vis tiek lieka kažkoks tai. Kažkoks lieka. Kokie skaičiai, kiek maždaug jums tenka atiduoti utilizavimo įmoniai maisto? Taip, to maisto lieka, dėja mes tų skaičių negalime atskleisti, nes iš principo tai yra mūsų komercinė informacija. Netrukus tai, kas nutylima arba slepiama, šokiruos. Slapta filmuoti kadrai, tiriamieji eksperimentai. Obuoliai, šampinjonai, bananai. Tylos įžadus pasiryžę sulaužyti buvę prekybos centrų darbuotojai. Žmonės bijo. Ten, sakykime, tikrai yra ant tos moterėlės, kurios žino, kad ten darbo arba nesusiras, ar ten dar kažką. Aukštesnioji valdžia taip pasakėt, mes taip turim daryti. Mes ta grandis, kur turim klausyti pagrindinių įsakymų ir nelaužyti. Bet aš kartais palaužu. Iš kokios paskatos? Iš tos paskatos, kad aš išemigruosiu iš Lietuvos ir nematysiu šito visą. Skurstančių išpažintis. Maistas yra galbūt kitą kartą netgi gyvybiškai svarbus. Ir atliekų verslo užkulisiai. Tai tada jie atkeliauja pas mus. Bet jis iš principo vartoti tinkamas tas maistas. Jo, jisai, ta prasme, prekinė išvaizda yra sugadinta, bet jisai visiškai vartoti tinkamas. Skurstančiųjų maždaug 600 000. Kam tokį neįtikėtiną skaičių mažinti, jeigu galima dar bent šiek tiek uždirbti? Jeigu apyvarta parduotuvės apie 3-4 milijonai per mėnesį, tai nurašymui, tai yra neutilizacijai, nurašymui apie 10 000. Lietuvoje nėra miesto ar miestelio, kuriame nebūtų didelės maisto prekių parduotuvės. Apyvartos ir pelnai skaičiuojami milžiniški. Metiniai prekybos tinklų pelnai siekia kelis šimtus milijonų litų. Sumos, kurios Kristinai skamba kaip iš pasakos,
apie auksinę žuvelę. Kadangi gyvenam tik iš socialinės pašalpos, tai jau nežinau, kelinti metai mūsų vaikai laukia, kada mes į taupyklės jiems sudėsim po 10 ar po 15 litų. Bet jie kol kas tai tik lieka pažadais, bet ir tai negirdim jokių priekaištų iš vaikų, jie tiesiog laukia ir kiekvieną mėnesį klausia, ar jau galėsit, ir taip ir toliau laukia. Kodėl vis tik atsitinka taip, kad vietos, kurios užsiema prekyba maistu, daugiau maistą meta, negu kad atiduoti labdaros organizacijom, žmonėm, kurie stokoja maisto, jų yra gan nemažai? Kiek žinau ir kiek, teko tiesiog suprast, bet dirbant, tai tiesiog išmetama ir nerodoma konkurentam ir teigiama, kad mes tikrai daug parduodam ir viskas, nors realiai iš tikrųjų yra taip, kad labai daug yra išmetama. 581 tūkstantis tonų išmetamo maisto. Dar nepasibaigusi, dar galioja iki 9 mėnesio šių metų. Iš prekybos sektoriaus, perdirbimo, gamybos, logistikos grandžių ir galiausiai iš namų ūkių. Kristina, jos vyras Rimvydas ir 3 jų mažamečiai vaikai. Vyras turi invalidumą, todėl negali dirbti fizinio darbo. Kristina, augindama vaikus, darbui negali skirti daug laiko. Būtų įdomu paklausti, ar jiems nebūtų paprasčiau tiesiog padaryti gerą darbą galbūt tūkstantiems šeimų, kurie neturi pajamų, tokių kaip jie, arba kitos šeimos, kurios gali savo viską leisti, tiesiog padovanoti tą maistą, išdalinti jį. Vėlgi jie ir dabar patiria nuostolius išmesdami tą maistą. Tai man atrodo, būtų geriau padaryti gerą darbą žmonėm ir už tai sulaukti padėkos. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis pasaulyje išmetama apie 1/3 viso maisto. Tai beveik 1,5 milijardo tonų per metus. Vien Europoje kasmet prarandama 89 milijonai tonų maisto, nors net 79 milijonai ES piliečių gyvena žemiau skurdo ribos. 16 milijonų iš jų gauna paramą maistu. Tokie išmetamo maisto mastai verčia imtis skubių priemonių. Europos parlamento ir kituose valdžios koridoriuose vis garsiau kalbama apie privalomo maisto atliekų auditavimo ir didesnio maisto atliekų apmokestinimo būtinybę. Europos parlamentas nurodė ES šalims iki 2025 metų sumažinti maisto švaistymą bent perpus. Ar toks griežtas nurodymas galioja Lietuvoje? Atsakymai slepiasi už šių kruopščiai saugomų sienų, už tvorų ir pašaliniams draudžiančių įeiti ženklų. Yra tam tikri tinklai, kurie naudojasi tą taisyklę, kad ir paskutinę dieną galiojimus dar galima parduoti, o yra kiti, kur turi savas nuostatas, kur paskutinės dienos produktas jau nebegalioja. Tai tiesiog jį pašalina iš prekybos. Arba tiesiog, kad būtų tikrai šviežiai ir garantuota žmogui, kad galima nusipirkti, tai tiesiog išima. Pavyzdžiui, vakarykštė iškepta bandelė, šiandien jau išmeta. Ją panaujins. Tiesiog dėl to, kad jinai yra vakarykštė? Taip. Aha, bet jinai nenuodinga ta bandelė? Ne, jinai nenuodinga. Realiai jinai šiek tiek yra sukietėjusi ir ją galima dar toliau valgyti ir suvartoti. Tiesiog žmogui galima būtų prasimaitinti. Kiek žinau, apie pusę viso maisto, kuris būtų tinkamas vartoti, galiausiai vis dėlto atsiduria ne skrandžiuose, o sąvartynuose ar kažkur tai neaišku kur. Kur vėlgi labai natūralu, kad jeigu žmonės įpratę yra, kad ateis ar 7 val. Ryto, ar 11 val. Vakaro, visą laiką lentynos bus pilnos, tai natūralu, kad tai turi savo kainą. Lietuvoje daugelis prekybos centrų naudoja akcijų ir nuolaidų sistemą tam, kad už mažesnę kainą išparduotų maisto prekes, kurių galiojimo terminas eina į pabaigą. Prekybos centrų teigimu, tos prekės, kurių nepavyksta parduoti laiku, atitenka ūkininkams, medžiotojų būreliams, gyvūnų globos namams, zoologijos sodams. Kodėl tada žmonės tapo paskutiniai eiliai? Po gyvūnų, po medžiojamų gyvūnų? Žinot, yra labai griežti maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimai, kokie produktai gali būti skirti žmonėms. Čia įsijungia sveikatos klausimai, sveiko
gero maisto klausimai. Na, tai yra labai jautrus klausimas. Netrukus atliksime tyrimą, kurio metu išaiškės, jog nepasiturinčių vakarienės stalas turi tenkintis tik išmetamo maisto trupiniais, o tonos keliauja visai kitur. Paskutinį kartą gavom tikrai labai menką maisto davinį. Ant mūsų 5 asmenų šeimos mes gavom 3 ar 2, dabar bijau sumeluoti, sumuštinukus supakuotus ir 1 litrą pieno. Ir visas buvo maisto davinys. Verslas sukasi toliau. Lietuvos maisto pramonės strategija. Svarbus kiekvienas centas ir visai nesvarbu, jog tūkstančiams vos vienas varškės sūrelis yra šventė. Tiesiog į konteinerius. Darbo pabaigoje visas maistas, kuris nebetinkamas arba manomas, kad netinkamas, yra prekybai išmetamas į konteinerius. Vartoti jis tinka, bet jis netinka prekybai. Čia taip turbūt. Taip. Pirmą kartą girdžiu. Ta prasme, neteko girdėti, kad prie prekybos tinklų konteineriuose būtų maisto. Neteko girdėti. Ta prasme, kad tas maistas yra išmetamas. Reikės pasiaiškinti, ta prasme, nes neteko šito girdėti. Labdaros organizacija Maisto bankas. Čia būriuojasi žmonės, kuriems maisto daviniai vienintelis išsigelbėjimas. Maisto bankas pasiruošęs operatyviai priimti ir nepasiturintiems išdalinti bet kokį atlikusi neparduotą, bet tinkamą žmonėms vartoti maisto kiekį. Prekybos tinklai paskutinės galiojimo dienos maisto produktus galėtų atiduoti labdaros organizacijoms, nelaukiant, kol pasibaigs galiojimo terminas ir maistas taps nebetinkamas naudoti. Jeigu ryte yra prekės išstatomos nukainuotos ir jos neparsiduoda, kurių galiojimas baigėsi rytoj, jos jau vakare yra šalinamos, ta prasme, iš prekybos. Kokią 17-19 valandą jos yra šalinamos iš prekybos, jos yra išmetamos apie 8 valandą į konteinerius. Prekės apie 5 valandą dienos šalinamos, nors jų tinkamumas vartoti baigsis tik rytoj. Jeigu tuo metu į prekybos centrą atvyktų labdaros organizacijos savanoriai, tai jau tą patį vakarą alkstantis turėtų sočią vakarienę. Mus nuolat tikrina valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kitos tarnybos įsitikina, kad maistas pas mus yra tvarkomas saugiai. Mes tą maistą atiduodam per labai trumpą terminą, praktiškai tas laikas nieko nesiskiria nuo laiko, kiek truktų žmogui parsinešti maistą iš parduotuvės ir pasidėti į savo šaldytuvą. Taigi per visą tą laiką neturime jokių nusiskundimų, kad kažkas būtų sunegalavęs. Šios moters veidas ir liks šešėlyje. Ji buvusi vieno prekybos tinklo darbuotoja. Tai, ką matė dirbdama, ji papasakos, nors ir ją su prekybos tinklu dar vis sieja konfidencialumo sutartis. Moteris negali taikyti su tuo, ką matė. Nors maistas dar tinkamas valgyti, jį darbuotojams tiesiog liepiama išmesti. Kai jūs pati susidurdavot su išmetamu maistu, žmogiškosios pusės, jūs tai veikdavo kažkaip, ar tai tiesiog tapo darbo rutina, kurios išvengti neįmanoma? Tas veikdavo, ypač vakarais ir rytais, kada prie konteinerių laukdavo nuolatiniai, kaip mes juokaudavom, klientai ir patys darbuotojai tiesiog kai kurių prekių nemesdavo į konteinerius, padėdavo šalia arba duodavo iš karto į rankas žmonėms, kurie ateidavo pasiimti. Netrukus šios moters pasakojimą pratęsime. Ir dar išgirsime ne kartą. Žemesnioji maisto parduotuvių grandis stengiasi kaip įmanydama padėti maisto stokojantiems. Nors maistu prekiaujantis bosai tai daryti darbuotojams draudžia. Vaikščiojantis ledai? Kurie galėtų pas tave ateiti? Ką? Susipažinkime su dar viena nepasiturinčia šeima. 4 mažamečių vaikų mama Odeta. Ji baigusi mokslus Dailės akademijoje, grafikės specialybę. Šiandien jos didžiausias rūpestis, kad 4 jos vaikams nieko netrūktų. Ledų debesėlis, visi gyvūnai iš ledų, gėlė, debesėliai, saulė,
o medis iš ledų. Jeigu ne tėvai, kurie gyvena kaime ir turi savo ūkį, Odeta neįsivaizduoja, kaip jai ir jos vaikams pavyktų išgyventi. Esame Odetos namuose, kai ruošiamasi švęsti jos gimtadienį. Tokia proga – miltai, vanduo, kiaušinis, iš senelių ūkio kumpis ir vakare šventinis patiekalas – pica. Pusryčiam košės kruopas. Pietų bulvės. Mėsos momentą išlaukiame ir būna švenčių progomis prieš Kalėdas, turbūt Velykom. Retas parduotuvės atsakingas darbuotojas pamato tą emociją, kaip ta šeima gaunama tą maistą dovanojama, kiek jinai tą maistą brangina ir kaip jinai džiaugiasi iš tiesų galėdama tą maistą suvalgyti. Nenorint gaišti papildomo laiko, daugeliui bendrovė tikriausiai yra daug paprasčiau to maisto atliekų atsikratyti, sumatant į konteinerius, į maišus ir atiduoti išvežimui kažkur į sąvartynus. Viena didžiausių labdaros organizacijų Lietuvoje, Maisto bankas gyvuoja jau daugiau nei 10 metų. Maisto banko savanoriai paramą maistu iš prekybos centrų kasdien renka ir išdalina skurstantiems 46 Lietuvos miestuose. Per praėjusius metus Maisto bankas surinko ir nepasiturintiems išdalino maisto produktų, kurių vertė 14,5 milijonų litų. Tai net virš 5 milijonų porcijų maisto nepasiturintiems. Tik dabar trumpam prisiminkime skaudžiai pulsuojantį 500 milijono tonų išmetamo maisto skaičių. Per 10 metų labdaros organizacija gali pasigirti ilgalaikiu bendradarbiavimu vos su vienu prekybos tinklu. Mes iš tikrųjų esame vienintelis tinklas Lietuvoje, kuris neparduoda paskutinės dienos galiojimo prekių. Tas prekes mes atiduodam Maisto bankui, susidaro tikrai įspūdingos apimtis, sakykime, vien per pernai metus mes paaukojam daugiau kaip už 9 milijonus litų. Kiekvieną dieną Maisto banko savanoriai susirenka 4 tonas dar tinkamų vartoti maisto produktų. Jeigu aš ateinu į prekybos centrą, kur žinau, kad besibaigiančio galiojimo produktai atiduodami yra panaudojimui labdaros valgykloje arba žmonėm, kurie neturi už ką įsigyti, tai aš tikrai žinau, kad jie rūpinasi, seka datas ir neišmetinėja, tam pro šalį kažko nedaro, viskas tvarkoj. Jeigu aš to nematyčiau, arba žinau, kad tas nevyksta, tai man visą laiką kyla klausimas, ar neįdeda tų konservų į mišrainę, kurią čia dabar šalia pardavinėja, ar dar kažkaip kitaip nepadaro. Kartais man atrodo, kad sprendimus priima